Ačiū labai, kad atvykote į spaudos konferenciją, kur ministras Jūras Staminskas pristatys, kokias mokestinės spragas nustatė ir dėl kurių valstybė galėjo netekti milijoninių lėšų mūsų šalies keliams ir jų gerinimui. Ministras atskleis, kaip veikia tokia mokesčių slėpimo, vengimo, kaip be pavadinsi, mechanizmas, kaip tai veikia ir kokiu priemonių imsimės, kad to nebūtų, kad į Lietuvos kelius visgi sugrįžtų šios lėšos. Prašau, ministrė. Ačiū. Tai pradėsiu nuo to, kad nustatėme ir jau kreipėmės į atitinkamas tarnybas dėl per 30 milijonų eurų nesumokėtų mokesčių. Galimai veikia schema, kuri 5 metus leido išvengti mokesčių mokėjimo už sunkiasvorį transportą. Ir šie pinigai turėjo būti skirti mūsų keliams, atkeliauti mūsų keliam, bet neatkeliavo. Dalis krovinių vežėjų galėjo išvengti mokesčio už Lietuvoje registruotas sunkiasvorės transporto priemonės, o valstybė netekti, kaip ir prieš tai minėjau, 10 milijonų eurų. Šiandien naikiname šią spragą, nes už kiekvieną Lietuvoje registruotą sunkiasvorę transporto priemonę privalo būti sumokėti mokesčiai, kurie skirti mūsų kelių išlaikymui. Mokestis mokamas prieš kiekvieną techninę apžiūrą ir dalis vežėjų tą sistemą apeina, kuomet 2020 metais buvo LTSA vadovo įsakymų pakeista tvarka ir automatizuota sistema, kuomet Transeksta, gaudama duomenis iš ES, daugiausiai Vokietijoje atliekamų techninių apžiūrų su lietuviškais numeriais sunkiasvorio transporto priemonių, netikrino, ar yra sumokėtas mokestis valstybei už tą sunkiasvorę transporto priemonę. Mokestis už vieną sąstatą, tai yra vilkiką su puspriekabe, siekia vidutiniškai 430 eurų, kadangi 10 000 atliekami patikrinimai, mes suskaičiavom, kad mažiausia suma įvertinus visas galimas paklaidas yra nuo 26 milijonų eurų per 5 metus negautų pajamų, kurios nepateko mūsų keliam. Tai dirba atitinkamos institucijos, dirba ir ekspertai, kurie dabar vertina ir ieško sprendimų, kaip tas lėšas susigrąžinti. Taip pat mes atliekam jau veiksmus, keičia LTSA tvarką, LTSA vadovo įsakymų keičiama tvarka, kad kol bus padėtis stabilizuota, visi patikrinimai atlikti lietuviškų vilkikų užsienyje, kuomet techninio apžiūrų atsiųs duomenis, prieš užskaitant Lietuvoje bus patikrinama rankiniu būdu, ar yra sumokėti mokesčiai valstybei. Tai raginu kiekvieną vežėją, kuris nemokėjo ir žino, kad nemokėjo, susimokėti, nes mes vis tiek nustatysim, kurie nemokėjo ir tikrai ateisim tų lėšų pareikalauti, nes jie priklauso valstybei, priklauso mūsų keliam. Na ir aišku, nuo šio momento ėmėmės visų priemonių, kad tai būtų užkardyta. Kurios institucijos turėjo sužiūrėti mokesčius? Tai yra kompleksinė problema, tai yra pavyzdys biurokratizmo, kuomet yra kelios įstaigos, tačiau formaliai ne viena neatsakinga. Tai yra valstybinė mokesčių inspekcija, asociacija Transeksta, kuri vienyje techninių apžiūrų stotis, na ir aišku, Lietuvos transporto saugos administracija. Ir susidarė toks pilka zona, kurioje galėjo veikti vežėjai, matydami tas spragas, ar specialiai, ar nespecialiai. Čia jau sekantis tyrimo etapai atsakys, nes visa medžiaga taip pat yra atiduota ir specialiųjų tyrimų tarnybai. Kad įvertintų visą situaciją, kuomet dėl ko, kas yra atsakingas, ar tai buvo tyčia, ar netyčia, ar tai tiesiog biurokratizmas ir tokios pilkos zonos, atliktų savo vertinimą, analizę, kadangi mano vertinimu tai yra tikrai aktualu ir svarbu, ir mes negalim to palikti tiesiog stalčiui gulėti, tai turi vertinti ir atsakingos tarnybos, o jau toliau tai yra jų darbo veikla ir jų rezultatai, ką jos pasakys. Koks dabar jūsų tolimesnis veiksmų planas ir kokį laikotarpį tikitės jūs
Tai lėšos privalo būti susigrąžintos už visą laikotarpį, tai yra nuo 2020 metų, kuomet pradėjo veikti ši ydinga sistema, kuri ir leido išvengti mokesčio valstybės biudžetui, dėl ko ir nebuvo surinkta per 30 milijonų eurų mūsų keliam. Tai už visą tą laikotarpį privalo būti susigrąžinta, o tolimesni veiksmai tai jau yra keičiamas Lietuvos transporto saugos administracijos vadovo įsakymų tvirtinama tvarka, kad viskas dabar privalės būti atliekama rankiniu būdu, patikrinama, ar tikrai yra sumokėtas mokestis, kol pradės veikti tinkamai sistema duomenų keitimosi tarp Transekstos ir valstybinės mokesčių inspekcijos. Tai toks pereinamasis laikotarpis. Na ir atitinkamai dirba tiek ministerijos specialistai, tiek valstybinės mokesčių inspekcijos, tiek LTSA specialistai, tiek Transekstos, tiek ir STT yra pakviesti įvertinti, kaip kuo operatyviau susigrąžinti lėšas, na bei priimti ir tolimesnius atitinkamus žingsnius, kurie neleistų pasikartoti kažkuriuo tai kampu tokiai situacijai ar panašiai situacijai. O kokie priemonė aptartų? Šios lėšos tiesiogiai skaitomos į kelių fondą. Ir kad būtų aiškiau, tai įsivaizduokim, kad tai yra per 300 km žvyrkelių arba Klaipėdos pietinis aplinkelis arba Zarasų aplinkelis. Tai yra tikrai reikšmingos sumos mūsų kelių infrastruktūrai, kurios į ten nepateko. Tai va dabar ir vyks susitikimai ekspertų lygyje, kurie ir sudėlios visus algoritmus, kurie leis užtikrinti tų lėšų atgavimą. Tai yra iš tų vežėjų, kurie geranoriškai nesusimokės. Nes pirmiausia, tai raginam tie, kurie nesusimokėjo ir žino, kad nesusimokėjo, kad geranoriškai susimokėtų. Savame suprantama, kad greičiausiai ne visi tai atliks. Tai dėl to ir bus sudėliotas algoritmas, kaip teisiškai tas lėšas išieškoti iš vežėjų. Tam ir dirbs valstybinė mokesčių inspekcija, LTSA, Transekstas, TT ir mūsų specialistai ministerijos. Galima maždaug pasakyti, kokia dalis vilkikų užsienyje techninę apžiūrą atlieka ir iš tų užsienyje atliekančių nemoka mokesčių? Tai kiek iš jų nemoka mokesčių Lietuvai, čia yra sekančio tyrimo etapas, o kiek apžiūrą atlieka Europos Sąjungoje, daugiausia tai yra Vokietijoje, tai pavyzdžiui 25 metais, pernai metais bendrai buvo atlikta su puspriekabe ir vilkiko galva per 45 000 vienetų techninių apžiūrų. Lietuvoje per 95 000 kartų. Kiek iš jų ir kurie atvejai yra, kad nesumokėta, tai va dabar ir nustatinėsim sekančią etapą. Čia mes kalbam tik apie Lietuvoje registruotus vilkikus ir puspriekabes, nes tas mokestis yra taikomas už Lietuvoje registruotus vilkikus ir puspriekabes, tai yra su lietuviškais numeriais. Žinoma, mes labai intensyviai dirbam kartu su kolega energetikos ministru ir finansų ministru, esam pateikę didelį pūlą priemonių, kaip galėtumėm skatinti elektromobilumą, taip pat įvertinant pagal pažeidžiamas grupės, kad tos priemonės būtų kuo tikslesnės ir taiklesnės, nes šiai dienai yra tiesiog parama, neatsižvelgiant į šeimos pajamas, uždarbį, regioną ir panašiai, tai mes išskaidėm pagal regionus, pagal pažeidžiamas grupės. Na ir artimiausių metų tikimės rasti tą tokį sprendimą ir pateikti tas visas priemonės ir viešai. Tačiau būtent šiai dienai vyksta diskusija, nes tai liečia ir surinkimą į biudžetą, atitinkamai ir atitinkamos dotacijos skirimą. Viena iš jų yra tokia, taip aš asmeniškai matyčiau. Apie Air Baltica skrydžius? Ne, apie tai nebuvo. Pas mane atėjo nei ministrai, nei yra žinoma apie tai. Apie tai irgi neturim jokių naujienų ir žinių. Nesakau. Jeigu pateiks, tada svarstysim, šiai dienai nėra pateikęs Air Balticas mums nieko. Ačiū visiems. Dėkui.